Taigi sveikinam Tadai su pirmąja pergalė C lygoj. Galbūt pradžiai pasidalink mintimis apie savo komandą, kas galbūt pasikeitė šiame sezone. Pasikeitimų turėjome nemažai, ganėtinai praktiškai pusę sudėties pakeitėm. Gal net geresniais, bet labiau patyrusiais. Sakykime, linksmesniais šiek tiek žmonėmis, tai vat komandinė dvasia komandoje, tai iš tiesų labai faina puikiai. Tas truputį skiriasi, sakykime, nuo pernykštės. Visi kažkokie tai linksmi patenkinti, keliam savo tikslus, iš tiesų neliūdėti labiausiai. Ar komanda stipresnė yra negu pernai? Bus matyti, bet šiaip tokios rungtynių vertinimų taip. Nes iš tiesų labai daug pridėjo treneris Karolis Griškus, kurį mes čia, sakykime taip, pasisamdėm pasižiūrėjimui, bet taip realiai iš tiesų patiko. Surado kažkokios drausmės pačiai komandai ir rezultatas pati pirmoji pergalė prieš pernai, sakykime, iš silpnesniųjų grupės vienų lyderius. Kokius tikslus keliame komandai? Pirmas tikslas jau beveik pasiektas, pasirodyti neprašiau negu pernai. Tikrai jau pasiektas, nes sezonai neprasidėjęs tai matėsi. Kitas tikslas yra būti labiausiai patobulėjusią komandą, kuriai tikimės Vatkestas įsteigs ir atskirą prizą. Turim visus šansus tą pasiekti, ištrukti kilti bent jau iki vidurio ir niekas mūsų nebeaplenks. O kalbant apie šios dienos rungtynę, kaip galvoji, kas lėmė pergalę ganėtinai sunkią? Ganėtinai sunkią, tai iš tiesų turbūt pasiryžimas kovoti iki galo ir turbūt išriedėjusius ganėtinai priešininkų variantus pagalvoja. Atėjo Javos 8, pabaigė 4, tai mūsų 12 žmonių suolas šis iki pasirodė stipresnis ir jauniškesnis turbūt. Ką galbūt norėtum palinkėti savo grupės komandom pirmajame etape? Taip, palinkėti turbūt galima būtų, kad visas sezonas būtų toksai, kaip šitas rungtynės, atkaklios, permainingos ir su laiminga pabaiga.